Sveiki visi Formulės 1 mėgėjai. Kągi pilotai susirinko į Turkijos Grand Prix trasą. Pirmąją starto poziciją iškovoja Lukas Jėgminas, antras Rimgaudas Raila, trečias Erikas Kavaliauskas, ketvirtas Tomas Babič, penktas Gytis Šileika, šeštas Mindaugas Dvareckas, septintas Aurimas Kopčiūnas, aštuntas Mindaugas Novakas, devintas Erikas Narbutas ir 10 Mantas Šeštokas. Keliamės į lenktynių startą, matome visi pilotai susirikiavę, raudonų šviesos užsidega, puikiai startuoja Lukas Jėgminas, išlaiko lyderio poziciją, matome Aurimas Kopčiūnas taip pat gerai startuoja, pakyla į 4 poziciją, dabar matome kaip Ispanija Racing Team ir Red Bull komandos pilotai apsisuka, štai pirmieji lenktynių posūkiai, visi pilotai švariai įveikia trasą, kovos tikrai netrūksta. Aurimas Kopčiūnas kovoja su Eriku Kavaliausku, tai yra kova dėl trečiosios vietos. Tai greitieji posūkiai, Aurimas bando naudotis oro maišu, išvažiuoja arti, tačiau oro maišų neužtenka ir čia lenkti praktiškai neįmanoma. Matome, pirmasis lenktynių ratas jau įveiktas, pravažiuoja lenktynių lyderis Lukas Jėgminas, jam iš paskos Rimgaudas Raila, kovos tikrai netrūksta, matome, visi pilotai pravažiuoja, dabar matome Eriką Kavaliauską, važiuoja Mindaugas Dvareckas ir vienas iš Lotus Racing komandos pilotų. Erikas važiuoja šiek tiek plačiai, Mindaugas bando tuo naudotis, tačiau čia greitieji posūkiai, lenkti beveik neįmanoma. Štai matome, Erikas per plačiai važiuoja, Mindaugas bando naudotis oro maišu, lenkia vidinę trasos dalimi, tačiau Erikas stabdo kiek vėliau ir jokių šansų nepalieka. Dabar matome vaizdą iš Aurimo Kopčiūno bolido. Jis aplenkė Eimitą Gintautą ir pakyla vieną poziciją aukštyn. Dabar matome 4 ratą, už Aurimo labai arti važiuoja Mantas Šeštokas. 10 lenktynių ratas, Lukas Jėgminas padaro klaidą, kuo iškart naudojasi Tomas Babič, tačiau čia galiniai tiesioji, Lukas turi geresnį maksimalų greitį, nedidelis kontaktas ir Tomas susigrąžino savo prarastą poziciją. Starto finišo tiesioji, Lukas Jėgminas lenda į oro maišą, Tomas stabdo šiek tiek vėliau ir Lukui nebelieka jokių šansų lenkti. Tačiau po pirmojo posūkio Lukas ir vėl lenda į oro maišą, tačiau čia lenkti nėra kur. Dabar matome vaizdą iš Luko bolido, prieky jo Tomas Babič, pilotai važiuoja arti, vienas nuo kito neatsilieka, Lukas stabdo kiek vėliau, užsima geresnę trajektoriją, tačiau čia pilotai nepasidalina vietos ir Lukas vėl praranda savo poziciją. Galiniai tiesioji, Lukas naudojasi oro maišu, stabdo vėliau už Tomą ir taip lengvai aplenkia. 12 ratas, Tomas bando susigrąžinti savo prarastą poziciją, į čia jis įvažiuoja geriau už Luką ir vėl ta pati galiniai tiesioji, Lukas naudojasi oro maišu, pilotai važiuoja vienas šalia kito, Lukas stabdo labai vėlai, šiek tiek praslysta posūkį, Tomas tuo naudojasi, paskutinėme posūkyje Tomas įvažiuoja vidinę trasos dalimi ir taip aplenkia Luką. Tačiau starto finišo tiesioje Lukas vėl turi greičio pranašumą, stabdo vėliau ir vėl aplenkia Tomą. Rimgaudas Raila nusprendė kopti aukščiau, dabar jis lenkia Mindaugą Dvarecką,
Lenkimas šiek tiek nepavyksta, nedidelis kontaktas, dar kartą kontaktas ir Rimgaudas lėkia į užtaisą. Mindaugas Dvareckas aplenkia Eriką Kavaliauską ir pakyla poziciją. 22 ratas, matome Luko Janino bolidą. Lukas per daug akseleruoja, nuvažiuoja į užtrasę, įklimpsta į žvyrą, matome pilotas bando įsikapstyti žvyro, bolidas juda, Luką aplenkia Tomas Sergytis, Lukas nukrenta į 3 poziciją, matome starto finišo tiesioje, Lukas naudojasi oro maišu, važiuoja arti Tomo bolidu, matome Lukas čia stabdo šiek tiek vėliau ir kontaktas, dėl kurio Lukas apsisuka. Matome 22 rate, Edgaras Čepulionis yra beveik dasivėjęs. 4 vietoje važiuojant į Aurimą Kopčiūną, pilotai įvažiuoja į starto finišo tiesėje, matome tolumoje Mercedes GP komandos bolidą, jį pilotuoja Aurimas, 23 ratas, pilotai važiuoja arti, štai matome prieš paskutinis lenktynių ratas, 3 pilotai kovoja dėl pergalės. Dabar matome vaizdą iš Luko Janino bolidų, priešais jį važiuoja Tomo Babič Lotus Racing komandos bolidas ir Gyčio Šileikos Toro Rosso komandos bolidas. Paskutinis lenktynių ratas, matome tolumoje kovojančius Toro Rosso ir Lotus komandos bolidus. Štai matome vienas iš Ispanija Racing Team komandos pilotų praleidžia ratu pilotus. Pilotai įvažiuoja į greituosius posūkius, važiuoja arti, Lukas naudojasi oro maišu. Matome, Tomas kovoja su Gyčiu, Lukas stabdo šiek tiek vėliau, susiduria su Tomu Babič komandos bolidu. Štai galinė tiesioji, Lukas Jaginas naudojasi oro maišu, lenkia Tomą Babič išorę, lenkimas pavyksta jau prieš stabdymo zoną. Matome, Lukas pakyla į 2 poziciją, paskutiniai lenktynių posūkiai, Gytis Šileika išlaiko 1 poziciją, finišuoja 1, su kuo jį sveikiname, Lukas Jaginas finišuoja 2, 3 finišuoja Tomas Babič, matome, visi pilotai džiaugiasi. Štai dar viena kova, kuri užvirė paskutiniuosiuose posūkiuose, Edgaras Čepulionis yra dasavėjęs Aurimą Kopčiūną, tai yra kova dėl 4 pozicijos, tačiau Edgarui pritrūksta greičio ir jis neaplenkia Aurimo.